bus didžioji žiuri, kuriai ji perduos šią bylą, kai tik surinks visą informaciją. Tyrimas dėl 18-mečio Nolano Welso mirties įgauna pagreitį, kaip dabar pranešama. Ši byla gali būti perduota didžiajai žiuri. Kaip tik tuo metu, kai naujai paviešinti GPS duomenys ir dispečerio įrašai kelia naujų klausimų apie tai, kas nutiko per paskutinės Nolano valandas. Mes viską išsamei aptarsime ir paaiškinsime, ką tai gali reikšti šiuo metu. Sveiki atvykę į Sidebar, kurį pristato Law and Crime. Aš, Jessis Weberas. Gerai, turime pakalbėti apie naują svarbų etapą, į kurį dabar pereiname tyriant Nolano Welso mirtį. Jeigu prisimenate, 18-metis koledžo futbolininkas dingo be žinios, kai Liepos 4-osios Osios savaitgalį plaukiojo valtimi su draugais. Jie vyko į Horn Island, tai yra prie Misisipės pakrantės, prie Meksikos įlankos. Jo kūnas buvo rastas netoliese, praėjus 2 dienoms po jo dingimo. Dabar šeima susitiko su apygardos prokuroru ir pranešama, kad šis tyrimas gali būti perduotas didžiajai žiuri. Jei tai tiesa, mes esame vienu žingsniu arčiau galimybės sužinoti, kas, jei iš viso kas nors, yra atsakingas už Nolano mirtį arba ar kas nors padarė nusikaltimų susijusių su šiuo tyrimu. Ir kad būtų aišku, aš nesakau, kad taip yra, bet kai išgirsti pranešimus, jog tai gali būti perduota didžiajai žiuri, apie tai ir turi galvoti, tiesa? Nes kai galvoji apie didžiąją žiuri ir galimus nusikaltimus, tai gali reikšti daugybę dalykų. Bet nepamirškime, čia vis dar yra daug paslapčių, kurias reikia išspręsti. Svarbios įvykių chronologijos dalys, atrodo, vis dar yra diskutuojamos. Kai kurie svarbiausi įrodymai dar nėra iki galo išanalizuoti. Ir taip pat, galbūt svarbiausia, mes vis dar nežinome Nolano oficialios mirties priežasties. Mes nežinome, kada bus paskelbti šeimos nepriklausomos autopsijos rezultatai. Praėjusią savaitę tikėjomės pateikti jums šią informaciją Liepos 10 dieną, kai šeimos advokatas Benas Krampas sakė, kad iš pradžių tikėjosi gauti preliminarius rezultatus. Tačiau kol kas mes vis dar nieko nežinome apie tai. Krampas sakė, kad dėl atšauktų skrydžių kyla transportavimo problemų, norint pervežti Nolano kūną į Vašingtoną šiam tyrimui. Ir tuo pačiu metu nėra paskelbtų jokių autopsijos rezultatų, kurie būtų oficialios valstijos tyrimo dalis. Paskutiniais duomenimis toksikologijos ataskaitos vis dar laukiamos. Kad būtų aišku, praėjusią savaitę Jacksono apygardos šerifas Jonas Ledbeteris nurodė, kad nėra pagrindo įtarti nusikalstamą veiką. Neturime pagrindo manyti, kad ši išvada ar įsitikinimas pasikeitė. Tačiau, kaip žinome, tyrimai vystosi, jie keičiasi ir taip mes sužinome kai kuriuos dalykus. Tačiau štai dar viena svarbi naujiena, apie kurią turime pakalbėti. Iš Beno Krampo, šeimos advokato, vėlgi sužinojome, kad Nolano telefonas bus, cituoju, bendrai tikrinamas. Tai reiškia, kad tiek valstybės tyrėjai, tiek šeimos ekspertai analizuos telefoną. Taigi tai galėtų iš esmės pakeisti situaciją. Tai kelia klausimų, kaip tai veiks. Tai kelia klausimų, kaip yra tvarkomi įrodymai. Ar tai kaip nors užteršia įrodymus? Kaip vyksta toks dvigubas tyrimas ir kiek žinoma, šeima mano, kad iš to telefono galėjo būti ištrinti duomenys. Taigi tai taip pat kelia įdomų klausimą, kodėl Nolanas neturėjo savo telefono. Apie tai jau esame kalbėję. Jei eini į vandenį, galbūt neturėtum telefono, galbūt palieki jį laive. Bet vėlgi, jeigu jis planavo susitikti ir leisti laiką su ta mergina, kai buvo pranešta, kodėl jis nebūtų pasiėmęs savo telefono? Taigi čia kyla įdomių klausimų. Taip pat turėtume pabrėžti, kad telefonas šiuo metu yra nepriklausomų Krampo tyrėjų rankose. Taip rodo pranešimai. Beje, šeima atgavo Nolano telefoną naudodamasi Life 360 programėle ir, atrodo, nuo tada jį turi. Ir tada turime štai ką. Tai irgi svarbu. Tai didelis atnaujinimas. Atsiranda naujų detalių apie įvykių chronologiją susijusią su Nolano mirtimi. Ką turiu omenyje? NBC News gavo garso įrašą, kuriame atrodo Nolano draugai šaukėsi pagalbos, kai valtis, kurioje jis buvo, pateko į bėdą. Paklausykite šito. Mes skęstame. Ar galite atvykti? Ar visi laivai ir sveiki? Kitaip. Taip, visi daug kalba. Taigi, remiantis tuo nedideliu kiekiu informacijos ir tokių šaltinių kaip NBC News ir New York Post pranešimais, atrodo, kad laive greičiausiai buvo 7 žmonės. Laivas susidūrė su problemomis apie 16 valandą. Laivo operatorius, kaip pranešama, sakė: "Ei, mes esame vakarinėme Horno gale ir mūsų trimo siurblys nustojo veikti. Noriu, kad šis laivas nenuskęstų ir būtų pargabentas atgal." Pranešama, kad laivas buvo vilktas 3 mylias. Ir mažiau nei po valandos laivas vėl įgavo greitį. Apie tai dar šiek tiek pakalbėsime. Taip pat žinome iš Jacksono apygardos šerifo, vėlgi Jono Ledbeterio, kad Nolanas tuo laivu negrįžo. Mes tiksliai nežinome, ar Nolanas buvo tame laive skambučio metu, ar tuo metu jis jau buvo išlipęs iš laivo.
Bet, kiek galime spręsti, atrodo, kad tarp to skambučio ir 16:31, kai laivas išplaukė, Nolanas jau nebebuvo su jais. Taigi, kas nutiko tuo laikotarpiu? Ei, greitai žiūrėk, atėjo vasara. Vasara norisi lengvumo, ramesnių dienų ir tau reikės patogių drabužių. Todėl turiu papasakoti apie Quins. Vasarą norėsi kvėpuojančių, lengvai užsivelkamų drabužių. O Quins 100% europinio lino kelnės ir marškiniai yra būtent tokie. Ir jie kainuoja vos nuo 34. Jų marškinėliai yra minkšti, lengvai dėvimi. Jų lengvi medvilniniai megztiniai. Jie puikiai tinka, žinai, toms vėsesnėms vasaros naktims. Ir žiūrėk, kadangi Quins dirba tiesiogiai su etiškomis gamyklomis ir pašalina tarpininkus, tu moki už kokybę, o kaina yra 50–80% mažesnė nei kitų panašių prekių ženklų. Žiūrėk, jei ieškai tų medvilninių marškinėlių vasarai, tai yra Quins, jie tinka prie visko. Ir man atrodo, kad tu šiuos drabužius dėvėsi ne vieną kartą, daugiau nei bet ką kitą savo spintoje. Taigi, palengvink savo vasaros garderobą. akkinse.com/quince.com/lawcrime, kad gautum nemokamą pristatymą savo užsakymui ir galimybę grąžinti per 365 dienas. Beje, dabar tai galima ir Kanadoje. Tai quince.com/lawcrime, kad gautum nemokamą pristatymą ir 365 dienų grąžinimą. quince.com/lawcrime. Deja, buvo ir tai. Taip pat yra naujai paskelbta informacija apie GPS duomenis, kurie sekė valties judėjimą tą dieną. Taigi šios mažos trūkstamos laiko juostos dalis pradeda susidėlioti. Pakalbėsime apie tai, ką rodo GPS duomenys. Visa tai bandoma padaryti tam, kad būtų atsakyta į šeimos klausimus. Tiesa, tai yra svarbiausia. Ar galite atsakyti į šeimos klausimus? Dabar viską aptarsime. Iš tikrųjų noriu pradėti nuo to, ką sužinojome per šią spaudos konferenciją apie šią didžiąją prisiekusiųjų žiūrį. Taigi Benas Krampas paskelbė, kad šeima susitiko su Jacksono apygardos prokurore Angela Myers McGrath. Ir ko gero svarbiausia šio susitikimo išvada buvo tiesiogiai iš Krampo. Ji pasidalijo su šeima, kad bus sušaukta didžioji žiūri, kuriai ji perduos šią bylą, kai tik bus surinkta visa informacija ir baigtas tyrimas. Taip pat sutarėme, kad abiejų pusių ekspertai kartu apžiūrės mobilųjį telefoną. Advokatas Erikas Herkas padeda vadovauti tyrimo komandai kartu su buvusiais teisėsaugos ekspertais, kurie padės mums atsisiųsti duomenis iš mobiliojo telefono. Taigi visi galės vienu metu matyti, kas yra mobiliajame telefone. Taip pat kalbėjome apie tai, kad būtina pasirūpinti kiekvieną smulkmeną. Žinau, kad kasdien sulaukiame nuo 50 iki 100 skambučių. Iš žmonių, kurie buvo Horn Islande, žmonių, kurie pažįsta asmenis buvusius Horn Islande. Todėl mes ir toliau esame ryžtingi ir stengiamės išsiaiškinti, kodėl Nolanas Velsas yra miręs. Dabar turiu kai ką paaiškinti. Didžioji prisiekusiųjų žiūri nereiškia, kad kažkam pateikiami kaltinimai. Bet atrodo, kad tai reiškia, jog prokuroras gali pateikti įrodymus grupiai žmonių, kurie nuspręs, ar turi būti pateikti kaltinimai. Ir tai taip pat tampa klausimu, ar prokuroras iš tikrųjų imsis veiksmų. Žiūrėkite, kaip jau anksčiau aptarėme, šioje byloje internete buvo daug klaidingos informacijos, kuri plito. Žinote, mūsų paskutinėje laidoje aptarėme tą virusinį vaizdo įrašą, kuris plito internete. Ta, kuriame iš pradžių buvo manoma, kad Nolanas ginčijasi dėl savo telefono. Tačiau vėliau vienas Nolano draugas kreipėsi į žiniasklaidą ir pasakė, kad tai ne Nolanas buvo vaizdo įraše, tai buvo jis ginčijosi. O Benas Krampas pripažino, kad jie gauna prieštaringą informaciją. Tai mums pasakė liudininkas. Ir tai mes pranešėme. Tada atsirado dar vienas liudininkas ir pasakė, ne, tai buvo jo balsas. Turime ir kitų liudininkų, kurie sakė, kad buvo ir kitų konfliktų. Kaip sakė ponas Gercas, mes stengiamės viską išsiaiškinti ir panašiai. Ir ateityje būsime dar atsargesni sakydami, kad tai mums pasakė liudininkas. Taigi jūsų komanda turėjo peržiūrėti vaizdo įrašą ir patvirtinti, ar tai buvo ar nebuvo Nolanas. Mes turime garso specialistus, kurie to užsiima, bet žinome, kad kai kurie žmonės sakė, jog tai buvo jis, o kiti sakė, kad tai nebuvo jis. Taip, liudininkų parodymai prieštaringi. Policija vis dar ieško bet kokių neapdorotų nuotraukų ar vaizdo įrašų, kurie galėtų suteikti daugiau informacijos apie tai, kas įvyko tą dieną. Ir šeima vis dar laukia atsakymų, tuo pačiu metu planuodama savo sūnaus laidotuves. Nolano motina Kristina Vansli kalbėjo apie tai, ką šeima išgyvena. Labai jums ačiū. Tiesiog tas meilės ir palaikymo amplūdis. Su mumis susisiekė keli vietos pareigūnai. Meras Keisis Vonas iš Vošeno susisiekė su mumis.
O Dieve, net negaliu apsakyti. Jis tai darė beveik kiekvieną dieną. Jis rašė žinutes, kad pasiteirautų, kaip mums sekasi. Taip pat Jeffris Holomas, labai jums ačiū. Jis rašė žinutes beveik kiekvieną dieną. Gaunu daug istorijų iš Nolano mokytojų, kas tiesiog sušildo mano širdį. Taip pat iš jo klasės draugų, komandos draugų. Taigi, kad padėtume suprasti viską, apie ką kalbėjome, noriu pakviesti Taylorį Bailey, baudžiamosios gynybos advokatą, pilietinių teisų advokatą. Labai malonu tave matyti. Ačiū, kad skyrėte laiko. Manau, kad tai pirmas kartas, kai mes su tavimi kalbame apie šią bylą. Ir noriu pradėti nuo, ko gero, svarbiausios teisinės naujienos – didžiosios prisiekusiųjų komisijos. Ši mintis, kad pasak Beno Krampo, tiesa, ši byla gali būti perduota didžiajai prisiekusiųjų komisijai, kai šerifo tarnyba baigs tyrimą. Kaip jūsų manimų tai atrodytų? Turiu omenyje, ką didžioji prisiekusiųjų komisija galėtų nagrinėti šiuo atveju, kokius įrodymus, kokie galimi kaltinimai. Na, idealiu atveju jie turėtų peržiūrėti visus svarbius įrodymus, kurie galėtų padėti jiems padaryti išvadą, ar jų manimų yra pakankamo pagrindo pateikti baudžiamuosius kaltinimus ar ne. Ir nebūti didžiąja prisiekusiųjų komisija, kuriam pateikiama tik atrinkta informacija. Ir manau, kad tai yra didelis atnaujinimas. Nes iš pradžių žinome, kad šerifas, man atrodo, paskelbė maždaug prieš savaitę, jog jie neįtarė jokio nusikaltimo. Manau, kad šis nepriklausomas tyrimas, tam tikras spaudimas leido prokurorui priimti kitokią išvadą. Ir atrodo, kad yra bendras susitarimas, jog tai bus perduota didžiajai prisiekusiųjų komisijai. Tai gali būti trumposios žinutės, tai gali būti trumpųjų žinučių nebuvimas, tai gali būti mobiliojo telefono duomenys, tai gali būti skirtingų liudininkų, kurie galėtų liudyti, parodymai. Kitaip tariant, jūs sakote, kad bet kas pažiūrėjęs į tai ir į tokią antraštę pagalvotų, o Dieve, kalbama apie kaltinimus nužudimu, bet nebūtinai taip yra. Tai gali būti kažkas, kas susijęs su tyrimu, pavyzdžiui, įrodymų klastojimas ar policijos klaidinimas. Aš nesakau, kad tie dalykai įvyko, bet jūs tai užsimenate. Teisingai. Bet koks kaltinimas susijęs su šio jaunuolio dingimu ir mirtimi gali būti baudžiamasis kaltinimas. Tai gali būti trukdymas teisingumui. Gerai, gali būti ir asmenų, padėjusių po nusikaltimo. Mes nežinome, ar tai bus žmogžudystė, bet gali būti pateikti tam tikri baudžiamieji kaltinimai. Ir manau viskas, ko šeima prašė, yra sąžiningas tyrimas, kad jie sužinotų tiesą. Kalbant apie žmogžudystės kaltinimą, žinote, man sunku ką nors pasakyti apie tai, nes mes neturime daug informacijos. Mes nežinome mirties priežasties. Taip pat turime realybę, kad jei kažkas randamas vandenyje tokiu būdu, gali būti sunku nustatyti, ar buvo patirtas sužalojimų dėl bukos jėgos poveikio. Gali būti sunku nustatyti, ar kažkas buvo įmestas į vandenį ar nuskandintas, tiesa? Noriu pasakyti, kad teismo medicinos ekspertams tai gali būti sunku galutinai įvertinti. Kokie galimi nužudimo kaltinimai šiuo atveju? Ar yra tokia bylos versija, kai jie negali įrodyti, kad kažkas nužudė Nolaną, bet buvo kažkaip neatsargus? Kokios galimos bylos versijos, pagal kurias dėl to, kas nutiko Nolanui, galėtų būti pateiktas kaltinimas dėl nužudimo? Ir vėlgi, žinau, kad čia spėliojame, bet aš tiesiog bandau suprasti, ar galėtume matyti kaltinimus dėl netyčinės žmogžudystės, neatsargios žmogžudystės ar nužudimo. Taip, nežinau. Na, dar daug ko nežinome, bet žinome, kad buvo pasakyta, jog įvyko ginčas. Ar tame ginče dalyvavo Nolanas ar kažkas kitas? Taigi mes nežinome, ar buvo kažkoks susidūrimas ar muštynės. Kitą dieną teisėsauga nei vieno iš su juo buvusių asmenų neapklausė. Tiesa, kiek žinome, teisėsauga ne vieno iš tų žmonių, kurie buvo tame laive prie salos su Nolanu Velsu, neapklausė. Taigi mes nežinome, kas nutiko. Ar tai buvo ginčas, ar muštynės, ar jie žinojo, kad jis buvo tokioje padėtyje, jog negalėjo plaukti ir išsilaikyti vandenyje savo jėgomis. Visa tai yra dalykai, kurių mes nežinome. Ir tikimės, kad šis nepriklausomas tyrimas, taip pat šerifo departamentas ir prokuratūra suras daugiau informacijos, kuri padės jiems priimti galutinę išvadą. Ir kad būtų aišku, kai sakome, kad nežinome, tiesa, buvo pranešimų ir buvo viena versija, kurią pateikė žmonės dalyvavę šiame įvykyje apie pokalbį su teisėsauga, bet mes negavome jokios oficialios ataskaitos ar spaudos konferencijos, kurioje būtų pasakyta, kad tie žmonės X, Y ir Z buvo apklausti. Štai ką jie pasakė. Žinote, jie nėra įtariamieji. Mes šiek tiek bandome skaityti tarp eilučių. Tiesiog noriu šiek tiek atsitraukti. Ar svarbu, kad prokuroras susitiko su šeima arba su šeimos advokatu? Ar tai įprasta? Ar jums tai ką nors reiškia? Na, mes čia šiek tiek skubame ir sakome, kad įrodymus galbūt bus galima pateikti didžiai žiūri, bet lygiai taip pat jie gali ir nebūti pateikti didžiai žiūri. Man įdomu, kiek svarbu yra tai, kad, kaip pranešama, prokuroras susitiko su šeima.
Ši prokurorė sakė, kad ji dažnai susitinka su šeimomis, kurios neteko artimųjų. Tai vienas dalykas, kurį ji paminėjo. Tačiau šioje situacijoje, kai šerifas iš pradžių pasakė, kad nėra nusikalstamos veikos požymio, o šeima reikalauja nepriklausomą tyrimą, ir tada įvyksta prokurorės susitikimas su šeima ir šeimos advokatu. Tai yra labai reikšminga. Manau, tai rodo, kad visuomenės spaudimas ir nacionalinis dėmesys šiai Misisipės sričiai privertė prokurorą pakeisti kai kuriuos savo veiksmus. Jis sprendžia tai susitikdama su aukos šeima ir netgi imasi bendrų veiksmų kartu su aukos šeima ir jų advokatu. Tokiose situacijose tai nėra įprasta. Ką jiems tai pasakytų, jei jie nesuformuotų didžiosios žiūri, jei jie nepateiktų įrodymų didžiai žiūri, arba jei jie pateiktų įrodymus didžiai žiūri, o didžioji žiūri nuspręstų nepateikti kaltinimų? Tai yra du klausimo aspektai. Ką tai jums reikštų? Ir ar mes apie tai sužinotume? Didžiosios žiūri posėdžiai yra slapti. Taigi, pavyzdžiui, nebus jokio žiniasklaidos dėmesio didžiosios žiūri posėdžiams. Gynėjai taip pat negali ten dalyvauti. Aukos šeimos advokatas Benas Krampas negalės ten būti. Ten bus prokuroras, kuris pristatys bylą sušauktai didžiai žiūri. Jeigu jie nuspręs nepateikti kaltinimų, galiausiai kils klausimų. Žmonės gali svarstyti, ar ši didžioji žiūri gavo tik tokią informaciją, kuri paskatintų juos padaryti išvadą, kad nėra pagrindo areštui. Tačiau aš tikiu, kad jei jie nuspręs, jog pagal jiems pateiktą medžiagą yra pagrindas pareikšti baudžiamuosius kaltinimus, tai patvirtintų kai kuriuos iš tų įtarimų, kuriuos daugelis žmonių turi dėl to, kaip visa tai buvo tvarkoma. Ir visos spragos, kurios atrodo egzistuoja šio tyrimo metu ir po Nolano mirties. Tačiau yra tikimybė, kad prokuroras gali nuspręsti nesikreipti į didžiąją prisiekusiųjų žiūri, arba net jei didžioji prisiekusiųjų žiūri pateikia kaltinimus, ar prokuroras turi teisinę pareigą tęsti bylą. Prokurorai turi diskrecijos teisę, todėl jie neprivalo kreiptis į didžiąją prisiekusiųjų žiūri. Mano supratimu, jie iš tikrųjų pasiekė bendrą susitarimą, kad vienaip ar kitaip pateiks tam tikrus įrodymus didžiajai prisiekusiųjų žiūri. Tačiau prokuroras gali pasakyti, na, mes nusprendėme to nedaryti, mes nemanome, kad yra pagrindo. Taigi jie turi diskreciją kelti kaltinimus, nekelti kaltinimų, pateikti įrodymus didžiajai prisiekusiųjų žiūri arba nepateikti. Kiek paprastai užtrunka, kalbant apie laiką, kol didžioji prisiekusiųjų žiūri priima sprendimą, kai byla jau yra pateikta? Iš tikrųjų tai priklauso. Negalima pasakyti tiksliai. Svarbu, kiek liudytojų liudys prieš didžiąją prisiekusiųjų žiūri, kiek įrodymų jiems bus pateikta. Taigi dar per anksti spėlioti, kada bus sudaryta didžioji prisiekusiųjų žiūri ar ką jie išgirs. Bet manau, yra keletas dalykų rodančių, kad jie galbūt dar net nėra tame etape. Manau, įvykio ataskaita dar nebuvo perduota šeimai. Paprastai tokios ataskaitos būna prieinamos per 72 valandas po mirties ar pirminio įvykio. Šeima dar negavo įvykio ataskaitos. Manau, dar reikia surinkti mobiliųjų telefonų duomenis, bent jau iš Nolano Velso telefono. Taigi gali praeiti šiek tiek laiko, kol iš tikrųjų bus sudaryta didžioji prisiekusiųjų žiūri. Noriu pereiti prie kitos dalies. Kaip minėjau, anksčiau NBC News gavo garso įrašą, kuriame atrodo Nolano draugai kviečia pagalbą dėl valties. Tiesa, matyt, valtis turėjo problemų. Noriu, kad paklausytumėte šio įrašo. Mes skęstame. Ar galite atlikti? Ar visi laivai yra sveiki be kitų problemų? Taip, visi taip kalba. Tayleri, tai reikšminga, tai svarbi šios dėlionės dalis. Ką tau sako tai, kad buvo pranešta apie skambutį dėl laivo, kuriame, kaip visi teigia, kažkuriuo metu buvo Nolanas? Laivas turi problemų. Skambinantysis sako, kad visi yra laive. Vėlgi, mes tiksliai nežinome, ar Nolanas buvo laive tuo metu, kai buvo tas skambutis, bet manau, kad tai svarbu, kad tai vyksta. Ką tau tai sako? Tai labai reikšminga. Viena, sakoma, kad visi yra laive ir mes nežinome, ar Nolanas tuo metu buvo laive ar ne, o tai labai svarbu, turint omenyje, kad jis nesugrįžo namo saugiai, kai tą dieną laivas vėliau pasiekė krantą. Ir kaip teigiama, jis tariamai išvyko arba norėjo pasilikti su moterimi, kurią tą dieną sutiko toje saloje ežere. Taigi tai labai reikšminga. Pareikšti teiginiai gali būti. Pirma, jei tai netiesa, žinoma, tai melas, kad visi buvo laive. Arba jei jis tuo metu, kai buvo skambinama, buvo laive. Kas nutiko po to? Ir jei dabar kalbame apie tai, kad įsitraukė dispečeris, kad buvo vilkimo situacija, aš galvoju apie daugiau liudininkų, kurie matė valtį, ar kas buvo įsitraukęs. Beje, leiskite pereiti prie šios dalies. Taigi, CBS News gavo GPS duomenis iš Misisipės jūrinių išteklių departamento ir jie seka valties judėjimą. Taigi, noriu pereiti per tą laiko juostą. Tai informacija, kurią jie teigia gavę, pateikia prašymą dėl įrašų.
Taigi atrodo, kad ši valtis, šis laivas išplaukė iš prieplaukos maždaug 9,56 tą rytą, o į Horn Island atvyko 11:14. Pagal GPS duomenis pranešama, kad valtis išplaukė iš Horn Island 16:31 tą popietę grįžo į pradinę išvykimo prieplauką, tada apie 17:52 įplaukė į Fort Bayou ir 18:06 grįžo į prieplauką. Vėliau tą vakarą valtis įplaukė į Fort Bayou laivų nuleidimo vietą 19:19, keliavo sausuma, kas leidžia manyti, kad ją galėjo vilkti automobilis iki savininko namų. Ir kad geriau suprastumėte situaciją, manau, Ben Crumb teigia, kad Nolanas paskutinį kartą buvo matytas saloje 15:00 val. Taidžlorai, ką tu manai apie šiuos GPS duomenis? Jeigu jis paskutinį kartą buvo matytas saloje 15:00 val. Ir akivaizdu, jie ne tik išvyko iš ten, nuvyko į kitą vietą, tada nuplaukė prieplaukon ir buvo partempti. Tarp to laiko galėjo daug kas nutikti. Ypač kai tai siejama su žinutėmis ir Snapchat istorija, kuri kaip teigiama buvo ištrinta arba dingo iš jo telefono. Taigi yra daug laiko žmonėms susitarti dėl savo versijos, pasitarti su advokatu ar kitais, ką reikia pasakoti atvykus. Dabar aš daug ką spėlioju, nes mes nežinome. Šie asmenys nebuvo apklausti. Nebuvo paskelbta jokių oficialių pareiškimų, bet aišku, kad praėjo nemažai laiko nuo laivo išplaukimo, paskutinio karto, kai buvo matytas Nolanas, iki kol laivas sugrįžo pas savo tikrąjį savininką. Ir žiūrėkite, tai patvirtina, arba atrodo patvirtina tiesa, kad šis laivas išplaukė 4:31. Vis dar turime prieštaringų pasakojimų apie tai, ar Nolanas Čeitas pats nusprendė pasilikti, ar jis buvo paliktas. Ir šie išsamus GPS duomenys atrodo atliks svarbų vaidmenį. Galiu pasakyti štai ką. Ši ataskaita, ši MSDMR ataskaita taip pat nurodo, kad laivo savininkas, jo motina ir dar vienas asmuo, kuris, kaip pranešama, tą dieną buvo su Nolanu, bendradarbiavo su tyrimu. Ką jums reiškia tai, kad jie bendradarbiavo? Tai reiškia, kad jie tikriausiai buvo pasiekiami teisėsaugai, kad bent jau yra pateikę savo kontaktinę informaciją. Jie reaguoja į teisėsaugos užklausas. Klausimas dėl bendradarbiavimo yra, kokiu mastu? Dabar, ar jie liūdės didžiajai prisiekusiųjų komisijai? Ar turės pasinaudoti teisę, neduoti parodymų prieš save didžiajai prisiekusiųjų komisijai? Vien tai, kad jie bendradarbiauja, nereiškia, kad jie visiškai atviri. Mes nežinome, kokia yra jų rolė, kokią informaciją jie turi. Jie gali bendradarbiauti per savo advokatus. Nėra nieko blogo bendradarbiauti per advokatus, bet manau, kad tai bent jau rodo, jog jie nebando vilkinti policijos darbo ir yra prieinami. Leiskite pereiti prie kito svarbaus šios savaitės spaudos konferencijos įvykio. Šeimai dabar bus leista kartu su tyrėjais apžiūrėti Nolano telefoną. Bus atliekama bendra apžiūra, kurios metu abi pusės vienu metu matys turinį. Tayloriai, ar tai neįprasta? Pradėkime nuo to. Tai labai neįprasta. Labai neįprasta, kad aukos šeimai ir jų advokatui būtų leista kartu su teisėsauga dalyvauti tikrinant mobiliojo telefono duomenis. Tai iš tikrųjų yra esmė, vienas iš svarbiausių šios bylos įrodymų. Nemanau, kad tai būtų įvykę, jei ne daugybė kalbų sklindančių po visą šalį apie tai, kaip vyko šis tyrimas. Ir tai rodo, kad tarp šeimos ir teisėsaugos čia yra tam tikras nepasitikėjimas. Ir kiek suprantu, nebuvo geriausio bendravimo tarp prokuroro, teisėsaugos ir šeimos. Taigi leidimas atlikti bendrą patikrinimą, manau, yra valdžios ar valstybės bandymas atkurti dalį to pasitikėjimo su aukos šeima. Ir man taip pat pasirodė neįprasta, jei pranešimai yra teisingi ir tai tikslu, kad šeima turėjo šį telefoną ir dar jo neperdavė teisėsaugai. Na, galbūt tai nėra tiesa, bet būtent taip atrodo pagal pateikiamus pranešimus. Vėlgi, įsivaizduočiau, kad tai šiek tiek neįprasta. Bet taip pat, kaip tai veikia? Kaip tiksliai veikia abipusė apžiūra? Taigi turėtų būti tam tikrų teismo ekspertų susijusių su duomenų išgavimu, kurie būtų kartu su valstybės atstovais. Taip pat greičiausiai bus nepriklausomas ekspertas, kurį pono Krampo biuras turės kartu su prokuroru tuo pačiu metu. Tokiu būdu visi galės matyti tuo pačiu metu, ar visi duomenys yra išgaunami.
ir įsitikinti, kad jokie duomenys neliktų neišgauti. Nes pagrindinė problema čia yra ta, kad anksti buvo paskelbta, jog nėra nusikaltimo požymių, o šeima gavo mobiliojo telefono įrodymus, man atrodo, praėjus kelioms dienoms po to, kai Nolanas dingo, arba tą pačią naktį, tiksliai neprisimenu laiko. Ir tada trūksta SMS žinučių bei Snapchat duomenų. Ir leidžiant abiejų pusių ekspertams dirbti kartu arba atliekant bendrą duomenų išbavimą tuo pačiu metu, tai padės šeimai jaustis ramiau, žinant, kad visi duomenys yra peržiūrimi, jie nėra nagrinėjami dalimis. Nes dažnai esu matęs atveju, kai buvo išgauti mobiliojo telefono duomenys ir prokuratūra sako, na ši kita informacija yra ištrinta, mes jos negalime gauti. Bet tai nėra įprasta, nes teismo ekspertas gali matyti, kas buvo ištrinta, kas buvo pakeista duomenyse. Ar tai gali sukelti teisinę įrodymų problemą? Jei telefoną liečia keli žmonės, ar tai kažkaip užteršia įrodymus? Jei yra byla prieš kaltinamąjį, ar gynėjas galėtų į tai atkreipti dėmesį ir sakyti, žiūrėkite, jūs turite atmesti šiuos įrodymus. Čia yra įrodymų perdavimo grandinės problema. Ar jūs sakote, žiūrėkite, skaitmeniniai įrodymai yra kitokie, tai ne tas pats, kas drabužio gabalas, tiesa? Papasakokite man apie tai. Gynėjas gali priklausomai nuo to, kas čia vyksta, tarkime, jei yra pareikšti kaltinimai ir jie susiję su žmogžudystė ar kitų labai rimtų nusikaltimų ir ši byla pasiekia teismą, gynėjas tuoj pat tuo pasinaudotų ir greičiausiai bandytų siekti, kad tie duomenys būtų pašalinti. Bet kokiu atveju perdavimo grandinė turės nurodyti, kad auka buvo ten, arba kad aukos advokatas buvo kartu su savo ekspertais. Ir prisiekusieji turėtų turėti teisę tai išgirsti, o tada jie galės įvertinti tuos įrodymus taip, kaip mano esant tinkama. Bet jei tai nebus atmesta, tai tikrai bus klausimas baudžiamajame procese, kuris gali turėti įtakos tam, ar prisiekusieji mano, kad tai yra tvirti įrodymai, ar galbūt jie galėjo būti paveikti šeimos buvimo. Tačiau aš tikiu šeima ir tuo, kaip jie sprendžia šią situaciją, vykdydami savo nepriklausomą tyrimą, kuris mano manimu netgi lėmė tai, kad galbūt buvo sušaukta didžioji prisiekusiųjų komisija. Nieko iš to nebūtų įvykę be jų pastangų. Ir manau, kad šioje situacijoje yra tinkama atlikti bendrą duomenų išgavimą. Ir žiūrėkite, žinote, jei žinutės buvo ištrintos, manau, kai kalbama apie skaitmeninius įrodymus, tai gali būti gana lengva parodyti. Manau, kad taip pat, net jei kažkas ištrinta, galite manyti, kad to nebėra, bet tai vis tiek egzistuoja. Tai galima atkurti. Mes nuolat nagrinėjame tokius atvejus. Manau, kad telefono buvimo vieta yra dar vienas svarbus šio klausimo aspektas, tiesa? Taigi šeima sakė, kad visų pirma buvo neįprasta, jog Nolanas išeitų vienas, bet taip pat ir mintis, kad jis paliktų savo telefoną. Juk kuris paauglys palieka savo telefoną? Bet yra ir vienas Nolano draugas, kuris ABC News sakė, kad žiūrėkite, normalu palikti telefonus valtyje, taip jos apsaugai nuo sūraus vandens. Jis sakė, kad visi jų draugai buvo ten, jie nebendravo su niekuo kitu. Su kuo dar jie būtų kalbėję? Ir jis sakė, kad kai Nolanas įlipo į valtį, jis padėjo savo telefoną ant valties prietaisų skydelio kartu su dar maždaug 15 kitų telefonų. Kaip jūs tai matote? Tai nėra įprasta. Net jei atsižvelgtume į tai, ką girdėjome, kad buvo jauna mergina vardu Keitė, su kuria jis susipažino ir norėjo su ja pabendrauti, atrodytų, kad jis norėtų vėliau jai parašyti žinutę ar susisiekti su ja. Aš nepažįstu daug 18-mečių, kurie nebūtų prilipę prie savo telefono. Ir net jei jie kur nors padeda savo telefoną, jei ketina pasilikti, jie tikrai pasiimtų savo telefoną. Todėl manau, kad tai atrodo įtartina, jei jau ką. Aš girdžiu draugų nuomonę apie tai, bet tai sukelia daugeliu žmonių pyktį ir veda prie tos pačios išvados. Tai nepanašu į 18-mečius ar 23 metų jaunuolius, kuriuos pažįstame. Jie mėgsta turėti savo telefonus su savimi ir laikyti juos arti. Dar vienas dalykas, kurio noriu tavęs paklausti apie skrodimus, tiesa? Taigi čia vyksta du dalykai, nes laukiame abiejų rezultatų, tiesa? Laukiame valstybinio skrodimo. Atrodo, kad jie laukia toksikologijos ataskaitų. Tačiau kiek žinoma, šeima bando atlikti nepriklausomą skrodimą Vašingtone, Kolumbijos apygardoje. Ką turėtume galvoti apie šias dvi galimas Nolano ekspertizės? Jei tarp tyrimų yra ryškus skirtumas, pavyzdžiui, jei valstijos tyrimas parodo tik paskendimą, nėra jokių įrodymų apie nusikalstamą veiką, pasmaugimą ar kovos požymių, o šeimos nepriklausomas tyrimas rodo ką kitą, manau, tai kelia tam tikrų įtarimų. Manau, kad žinant, kaip istorijoje pietuose viskas klostėsi,
Ir dėja vis dar susidurėme su tomis pačiomis problemomis šiandien, o taip pat matant, kaip vyko šis tyrimas, šeima jautė poreikį atlikti savo nepriklausomą tyrimą. Manau, toksikologinis tyrimas taip pat bus labai svarbus, nes žinote, jei esi vandenyje ir tavo organizme yra alkoholio, gali būti sunkiau plaukti ir panašiai. Taigi, toksikologinis tyrimas bus labai svarbus. Ir daugiau informacijos apie autopsiją, apie tai, kaip jis iš tikrųjų dėja neteko gyvybės, bus svarbi abiem pusėms. Nesvarbu, ar valstybė tai mato kaip įrodymą, kad buvo įvykdytas nusikaltimas, ar šeima tai mato dar labiau. Įrodymai, kad valstybė neatliko išsamaus tyrimo ir yra pasirengusi kelti kaltinimus. Manau, kad tai pasakiau pradžioje. Žiūrėkite, tai yra dideli įvykiai. Tai kritinis metas šioje byloje. Tikiuosi, kad šeima gaus atsakymus, kurių ieško, ir mes toliau seksime šią situaciją. Tayloris Bailis, labai ačiū, kad skyrėte laiko. Labai vertinu tai. Visada prašom. Ir tai viskas, ką šiuo metu turime jums čia, Sidebar. Labai ačiū, kad buvote kartu. Kaip visada, prašome prenumeruoti mus YouTube, Apple Podcasts, Spotify ar bet kur klausotės tinklalaidžių. Taip pat mus galite rasti NBC Peacock platformoje. Jei norite mane sekti, X, Instagram, mano News Nation laidą Jessis Weberis gyvai pirmadieniais, penktadieniais 23:00 rytų laiku. Iki kito karto visi.